Pasitikėjimas mūsų politikais, pareigūnais, valstybės tarnautojais, pagrindiniais, mano galva, turėtų atsirasti tada, kai jie ne žodžiais, o darbais pradės ginti mūsų valstybės nacionalinio saugumo interesus nuo mūsų didžiausios grėsmės, mūsų didžiausio priešo Rusijos įtakos. Tai labai svarbu ir šiandien apie tai kalbėsiu. Ir kol nebus išspręsta Rusijos agentų įtakos problema Lietuvoje, tol kenties visa šalis, tol bus daug problemų. Ir tos problemos darys didelę žalą mūsų šaliai. Kaip ją išspręsti šitą problemą? Pirmus žingsnius aš pasakysiu savo nuožiūrą, kaip kontražvalgybininkas. Kas dar yra įdomu? Yra įdomu tai, kad pilna mūsų erdvė, viešoji erdvė, yra žmonių, kurie yra įtakingi, žurnalistai, politikai, įtakotukai, taip vadinami, kurie savęs žurnalistais nelaiko, laiko blogeriais, dar kažkuo tai. Apie tai, kad yra Rusija, kad Rusija priešiška, kad ten vien tik niekšai gyvena, kad čia Lietuvoje yra vatnikai, prorusiški, kad juos reikia naikinti. Ir jie labai drąsiai, labai ryžtingai apie tai kalba, naudoja įvairiausius žodžius, žeminančius ir taip toliau ir panašiai. Tačiau, kai rimtai iškyla klausimas dėl Rusijos įtakos Lietuvoje, politikai, įtakos verslui, įtakos energetikos, finansų sektoriui, įtakos, tai tie patys asmenys pagrinde, jie nutyla, arba jeigu ta grėsmė iškyla, tai Rusijos įtakai didesnė, jie pradeda ginti. Jie randa tokius argumentus, išsako juos ir gina. Gina ir saugo tą Rusijos įtaką. Apie tai kalba mūsų šalies istorija, nesena istorija. Nuo 1990 metų, kaip Lietuva atgavo nepriklausomybę. Ir tai veikia tie patys asmenys visuomet. Taigi sveiki atvykę į mano kanalą ir pradėkime nuo pradžių. Taigi ką reikėtų padaryti, kad Rusijos agentų įtaka Lietuvoje sumažėtų? Tai pirmas dalykas, aš vakar skaičiau labai ilgą ir labai įdomų buvusio Ukrainos karo vado Zalužnio, generolo Zalužnio straipsnį apie šiuolaikinį karą. Aš nesu karo žinovas ir man tai yra svetima, tačiau ką aš ten perskaičiau tai labai svarbią žinutę. Žinutė apie tai, kad šalis yra labai pažeidžiama ir jinai tokia neturėtų būti, tai šalis yra labai pažeidžiama ta, kuri turi centralizuotus energetikos objektus. Pavyzdžiui, elektros gamyba centralizuotai kažkur tai gamina kažkokią tai elektrinę viena. Ją išvedus iš rikiuotės, išeina iš rikiuotės visas miestas, regionas, rajonas kaip Lietuvoje ir negauna tos, pavyzdžiui, elektros arba negauna šilumos. Ir čia yra problema, sako Zalužnis. Zalužnis sako tai, kad turi būti decentralizuota energetika, turi būti energetikos, energijos gamybos, automatizuotos ir turi būti nedidelės, kurios aprūpina nedidelius, pavyzdžiui, rajonus, miestų rajonus, arba vieną miestą, arba atskirus miestus ir taip toliau. Kad išvedus vieną, pavyzdžiui, kažkokį tai energijos gamintoją iš rikiuotės, visi kiti nenustoja gauti tos elektros ir ją gauna. Tai yra problema numeris 1. Nes, kaip Zalužnis ir pasakojo apie tai, kad šiuolaikinis karas yra ne toks,
koks jisai buvo anksčiau. Šiuolaikinis yra karas toks, kad kariauja būtent raketomis. Yra fronto linija apie 25-30 km, kur niekas gyvas negali patekti. Tengi netgi pats profesionaliausias ir pats didžiausią patirtį turintis karys žuks akimirksniu, kadangi ten veikia bepiločiai, ten veikia robotai. Ir tai, sako, jisai yra ateitis, kada kovos robotai, kada tarpusavį. Ir ta šalis, kuri sugebės greičiau įdiegti tas naujas technologijas ir ypatingai tas technologijas, kurias vienas pilnai valdys dirbtinis intelektas, kitas valdys žmogus kartu su dirbtiniu intelektu, tas karą praktiškai ir laimės. Antras dalykas, jisai paminėjo tai, kad raketos atlieka itin svarbų vaidmenį, nes raketos išveda iš rikiuotės energetinę sistemą šalies. Šalis negauna energijos, negauna elektros, stoja gamyklos, stoja visi kiti dalykai ir gyvenimas praktiškai sustoja. Todėl energijos šaltiniai neturi būti centralizuoti, taip kaip buvo daroma anksčiau tarybiniais laikais, kaip yra tik 1-2 gamintojai ir jisai patenkina visų interesus. Tai turi būti decentralizuota sistema. Ir jis yra visiškai teisus. Lietuvojegi situacija yra kita. Lietuvoje strategijoje yra numatyta, kad reikia kovoti su klimato kaita, reikia įgyvendinti prisiimtus kažkokius tai tarptautinius įsipareigojimus ir todėl mes privalome statyti 2 jūrų jėgainių parkus, kurio kainuoja milijardai. O kaip patys suprantate, jūrų jėgainių parką išvesti iš rikiuotės yra daugiau negu paprasta. Nukirtai kabelį, kas jau įprasta Baltijos jūroje, kas yra dažnai labai daroma, ir viskas, ir elektros tu negauni. Taigi šitie milžiniški projektai, milijardiniai projektai Lietuvos masteliu, jie yra kaip ir grėsmė nacionaliniu saugumui, neatitinka šiuolaikinių grėsmių, šiuolaikinių problemų, šiuolaikinės padėties pasaulyje, tuo labiau, kada mes gyvename šalia kaimyno, kuris nuolat mums kelia ir ateityje kels grėsmę. Todėl apie tai turime galvoti. Taigi šitie projektai turi būti nutraukti, mano galva, jų įgyvendinimas neturi būti tęsiamas toliau, turi būti pergalvota energetinė strategija ir turi būti sugalvota, apgalvota, kad įdiegti kuo daugiau autonominių energetikos šaltinių. Toliau. Kaip nebūtų keista, mūsų kai kurie itin svarbus energetikos ir kiti objektai yra asmenų rankose, kurie glaudžiai buvo susiję ar dabar yra matomai susiję su Rusija. Dėka Rusijos jie tapo milijonieriais, dėka Rusijos jie tapo įtakingais šalyje, galėjo prisipirkti ir taip toliau. Kas yra tikrasis valdytojas šitų objektų, yra nežinoma. Ir yra neaišku. Negalima pasakyti taip, kad tas, kuris oficialiai yra įrašytas, tai ir jisai yra galutinis šito objekto valdytojas. Tai gali būti visai kitaip. Gali būti tai, kad galutinis šito objekto valdytojas yra, pavyzdžiui, Rusija. Rusijos žvalgyba. Rusijos koks nors oligarchas. Neturi reikšmės. Na, pavyzdžiui, paimkime tokį itin svarbu Lietuvai, ypatingai Kauno miestui, Kauno termifikacijos elektrinę. Jie valdo asmenys susiję su Rusija. Ilgus metus jie buvo susiję, bendradarbiavo, turtėjo ir taip toliau. Tas objektas buvo nupirktas per galimai, taip šitą žodį vartosiu, kad nebūtų problemų man pačiam, pažeidžiant
konkurso visas sąlygas ir visus kitus dalykus. Ten buvo prisimti įsipareigojimai, kad per 16 metų investuos milžiniškus pinigus į šitą objektą, būtent Rusija tuo metu. Ir tam, kad Kauno miestas, Kauno miesto gyventojai gautų kuo pigesnį šildymą. Tų investicijų nebuvo padaryta tiek, kiek buvo žadėta. Ir ten buvo toks įsipareigojimas, kad jeigu investicijos nebus padarytos, tai sutartis yra nutraukiama su tuo privatizuotoju, su tuo objekto nupirkėju ir grįžta į Kauno savivaldybės rankas. Tačiau niekas nereikalavo jos nutraukti, jinai pasiliko būtent šitų asmenų rankose. Nežiūrint į tai, kad jinai pasiliko šitų asmenų rankose, kurie yra susiję su Rusija ir kurį kelia grėsmę, šitome objekte buvo ilgą laiką, aš nežinau kokį laiką, kasama kriptovaliuta itin dideliu mastu. Tai be abejo labai keista, kad mūsų saugumo struktūros nematė, kas ten vyksta ir kas ten darosi. Kaip žinote, ir jau yra viešai visur apie tai kalbama, žinoma, kad kriptovaliuta yra naudojama žvalgybinėms operacijoms vykdyti, yra naudojama agentams apmokėti, todėl kad pėdsakų surasti, kas sumokėjo, iš kur atėjo šitie pinigai, šita valiuta, yra neįmanoma surasti. To jinai buvo kasama šitame objekte. Kodėl jis vis dar yra šitose rankose ir kodėl kiti energetikos objektai yra šitose rankose. Pavyzdžiui, šiaurės valstybės, kaip tokia Suomija, Švedija ir kitos, yra uždraudusios Rusijos piliečiams, Rusijos juridiniams asmenėms pirkti įvairius objektus savo šalyje. Ar tai būtų namai, sandėliai, apleisti pastatai kažkokie tai taip toliau. Nes jie pastebėjo labai paprastą dalyką. Jie pastebėjo tai, kad su Rusija susiję asmenys arba pačių Rusijos pilietybę turintys arba jų įmonės, organizacijos perka įvairius pastatus ir netgi salas ir tose vietose, kurie yra arti karinių objektų, arti kažkokių tai svarbių kelių, transporto mazgų ir taip toliau ir panašiai. Aišku, tai sukėlė jiems daug klausimų ir jie nieko nelaukdami ėmėsi priemonių tam, kad šitą dalyką užkardyti. Tai vat, mano kitas žingsnis, toksai siūlymas, kad būtina imtis Lietuvos politikams ir sugrąžinti visus svarbiausius energetikos objektus, kurie yra asmenų, įtartinų asmenų su ryšiais su Rusija, nuosavybėje sugrąžinti valstybei, sugrąžinti visuomenė. Perinam prie kito, tai yra KGB klausimas. Kaip mes žinome, tai yra įslaptinti, kaip tikrieji būtų saugumo, kriminalinės policijos, pavyzdžiui, agentai, kurie dirba nusikalstamam pasaulyje ir jeigu apie juos sužinosite, jiems iš karto bus nukristos galvos, nušauti, gyvi palaidoti už tai, kad jie informuoja teisėsaugą apie, pavyzdžiui, nusikalstamos grupuotės veiklą. Tai žmogui kyla labai didelė grėsmė, labai didelis pavojus jo gyvybei. Ir todėl jį reikia saugoti tą žmogų ir saugoti ne tik jo, bet ir šeimą. Ir dėl to jis yra įslaptinamas ir slaptinamas labai ilgai, tol kol numirs. Ir numirs visi kiti, su kuriais jisai dirbo. Bet mūsų valstybėje, Lietuvoje, buvo nuspręsta įslaptinti ne tik šiuos agentus, kurie iš tikrųjų atlieka labai svarbų Lietuvai darbą, kova prieš nusikalstamumą, kova prieš priešiškas valstybės, bet ir KGB, tai yra nusikalstamos struktūros agentus. Mano įsitikinimu, per visą šitą laiką Lietuvai darė labai didelį poveikį Lietuvos valstybės aparatui, ypatingai diplomatiniai tarnybai, užsienio reikalų ministerijos, kitose srityse, politinėje srityje ir taip toliau, buvę KGB
agentai. Jie vieni kitus traukė. Jie vieni kitus šantažavo, jiems kažkas tai vadovavo, kažkas tai nurodinėjo, o jie tam, kad neprarastų karjeros, neprarastų savo reputacijos, be abejo, sutiko vykdyti toliau užduotis tos, kurios buvo. Šitą problemą būtina spręsti, būtina išslaptinti visus, be jokių išimčių, KGB agentus. Visą medžiagą, tegul visuomenė sprendžia, savo nuomonę susidaro, kas buvo anas, kas buvo tas kitas ir taip toliau. Ir nereikia čia jokių teismų, aiškinimusi, įrodinėjimų ir panašiai. Vaizdelis, man atrodo, būtų labai baisus ir tragiškas. Toliau einame prie VSD. Valstybės saugumo departamentas tuo metu yra paprasčiausias stebėtojas. Jis neturi įrankių, kuriais galėtų paimti ir užkardyti priešišką užsienio žvalgų veiklą prieš Lietuvą. Neturi tokių įrankių, nes tokius įrankius iš jo atėmė politikai. Taigi, aš siūlau ir kuo greičiau, tuo būtų geriau, valstybės saugumo departamentui sugrąžinti kontržvalgybą ir duoti jai pakankamus įrankius, tvirtus įrankius, kovoti su užsienio žvalgyba, kovoti su mūsų šalies priešais ir juos identifikuoti, išaiškinti ir užkardyti jų veiklą. Kol to nebus padaryta, tol mūsų valstybė ir šalis kentės. Ir paskutinė, tai aplinka, aš taip ją pavadinau, tai aplinka prezidentūros, užsienio reikalų ministerijos, saugumo, politinių partijų ir krašto apsaugos. Štai pagrindiniai objektai, kuriuose turėtų būti nukreiptos kontržvalgybos akys ir taip toliau. Ir žiūrėti, kokie veikia ten asmenys, kodėl jie veikia, per ką veikia, kokius uždavinius vykdo, ką prašo, kokią informaciją perduoda ir kokią bando daryti įtaką sprendimų priėmėjams. Tai yra itin svarbu. Mes prisiminkime vien tik tai vieną istoriją, kuri buvo visiškai neseniai, kada Teltonikos savininkas Paukštys viešai per televizorių pasakė papasakojo istoriją, labai įdomią istoriją apie savo susitikimus su žmonėmis, ypatingais žmonėmis, kurie, kaip sakė, tie patys žmonės, jie 100% kontroliuoja Gabrielių Landsbergį, kurie gali spręsti valstybės klausimus. Tai susitiko su tokia ir Januška, ir kaip nebūtų keista, Januška veikia kartu su tokiu buvusiu valstybės saugumo departamento generaliniu direktoriu Malakausku, ir tenais politikas, konservatorius Povilionis pasirodė ir taip toliau. Tai labai keista, kada jie žadėjo būtent atverti visas duris ir spręsti Paukščių visas problemas dėl Taivanio, dėl gamyklų statymo ir taip toliau, ir kada ir kas kitas, ir kas svarbiausia, kada vėliau Paukštys atsisakė visų šitų dalykų, kada jisai paviešino per interviu apie šitus keistus ir įtartinus susitikimus atvirai, nuoširdžiai, tada susidūrė su labai rimtom problemom. Ir ta vyriausybė, būtent Šimonytės, kuri tuo metu valdė, jeigu jūs labai gerai prisimenat, paskutinėmis dienomis, būnant vyriausybė, jau paliekant vyriausybės postus, paskutinėme posėdėje priėmė sprendimą, kad Paukščio, tai yra Teltonikos įmonės produkcija, kuri yra gabenama ne ES, už ES ribų, yra uždrausta jai gabenti oro transporto, tai yra lėktuvais. Tai paprasčiausiai jis išsispręs tą problemą ir išsisprendė, galės
vežė į kitas valstybės, į Lenkiją ir iš ten vežė tą produkciją, tačiau jo savikaina be abejo padidėjo ir taip toliau. Vienu žodžiu, buvo jo atžvilgiu imtasi veiksmų tam, kad žmogų diskredituoti, pasirodė straipsniai įvairūs apie tai, kad būktai jisai turi įmonės ir Rusijoje ir padeda Rusijai kovoti prieš Ukrainą, bet tai pasirodė, kad yra visiška nesąmonė. Ir dar to negana, į šitą areną, į šitą aplinką būtent ateina ir tas Stonys, Gazpromo didysis atstovas, Jakunino draugelis, žvalgybos Rusijos generolo. Ir taip toliau ateina ir pasiūlo jam pirkti iš jo Lietuvos strateginį objektą Kauno termofikacinę elektrinę. Ir būtų gerai, jeigu būtų tas objektas parduotas lietuviško kapitalo įmonėje. Tai būtų labai šaunu. Tačiau paukštį viliojo, suko ratu, taip toliau, dėrėjosi dėl kainos pilnai nesudėrėjo, sudėrėjo vieną, bet po to paskambino ir pasakė, kad kaina yra kita, kuri yra daug aukštesnė. Vienu žodžiu, niekas niekam nieko nepardavė. Buvo nuspręsta žaisti kažkokį tai žaidimą ir į tą žaidimą įtraukti būtent patį paukštį, labai didelis, labai stambios ir labai Lietuvai reikalingos įmonės savininką. Kodėl tai buvo daroma? Tai turėtų atsakyti Valstybės saugumo departamento kontržvalgyba, o ne aš. Taigi, pagrindinės institucijos, kurios turėtų būti išvalytos nuo įvairių įtakos agentų. Tai prezidentūra, Užsienio reikalų ministerija, saugumas ir krašto apsauga. Čia reikėtų teikti prioritetą. Taigi jeigu šitie žingsniai bus atlikti, tuomet mūsų politikais, mūsų politikų žodžiais bus galima tikėti. Dabargi jie labai daug šneka, labai gražiai šneka, labai ryžtingai šneka, bet kaip matome, darbai rodo visiškai ką kitą. Kai tik išlenda rimtesnis klausimas dėl Rusijos įtakos, taip iš karto arba tyla, arba gynybinė poza. Taip iš mūsų politikų. Vakar kalbėjau apie nulinę toleranciją korupcijai. Tai čia palyginus būtent su Rusijos įtaka šita korupcija, tai yra, netgi sakyčiau, juokinga problema. Rusijos įtakos problema Lietuvai yra kur kas rimtesnė ir ją teks spręsti. Skausmingai ar neskausmingai, bet ją Lietuvai teks spręsti, kol dar nevėlu. Taigi, ačiū visiems už dėmesį ir linkiu viso ko geriausio.